Atsikeli ryte, nors atrodo iš vakaro tu užkūrenęs, palaikai temperatūrą, bet jinai išgaruoja. Ryte atsikeli diskomfortas. 4-5 laipsniais, jeigu nedaugiau praranda šilumą. Kitas momentas - pelėsiai, juoduoja, sienos naujai nudažytos, tapetai juoduoja, va tokie pagrindiniai dalykai. Tai užpūtus tarpą tu išsprendi šitą problemą. Dabar kuriam name čia buvo net šerkšnyje žiemą. Nepaliekam niekad bėdoj ir mums svarbu kiekvienas klientas. Mes apšiltinam ir tokia kaip garantija, žiemos metu atvažiuojam termoviziją patikrinti tą visą namą. Termo nuotraukos panašiai, sandarumo matavimus atliekam, tiek bandomus, visas toks paketėlis. Saviems klientams nekainuoja. Čia toks jau būna įsipareigojimas, kaip ir bonusiukas žmogui dėl šventos ramybės ir man įrodyti, kad vienaip ar kitaip buvo padaryta gerai, nes jisai irgi sumoka pinigus ir atrodo nieks nepasikeitė. Nėra labai paprasta su žmonėm ateiti pirmą dieną, duoti šitą automobilį ir važiuok daryk. Tai nėra glaistimas, dažymas, kur maždaug aišku, ką ten daryti. Čia užtrunka. Atėjęs žmogus bent jau 3 mėnesius jis turi dirbti su specialistu. Išklausyti teoriją mano, galbūt video pamatyti ir važiuoti per praktiką. Jo labiau medžiagų tas asortimentas yra įvairus, skirtingos kilmės, skirtingas pritaikymas, skirtingoms konstrukcijoms. Tai nėra labai paprasta tik atėjus suvokti, kai tu viską bum subaladoji, žmogus stovi įsižiojęs ir nesupranta. Tai tik tai per praktiką. 3 mėnesiai turi važiuoti diena dienoj su specialistu. Su 2 oro tarpais yra sudėtingiau. Siena yra, tarkim, 50 cm, ten kem 5. Ir yra vienas tarpelis, tai jisai visada bus didesnis. O jeigu yra 2 tarpeliai, jie bus 2 po 4. Tai čia išorinį apšiltinti kaip ir viskas ok, bet su vidiniu iš vidaus negali daryti dažniausiai, nes tai yra jau gyvenamos patalpos. Tai gręžiama yra ilgesnių grąžtų, bet minusas tame, kad tu jau nebematai, į kur tu gręži. Čia tai įsiūlę gręži tvarkingai, o tenai gali pataikyti vidinę plytą bet kur. Ir gręždamas, jeigu nuskeli ir užberi tą tarpą, tai va tada su to užpildymu yra daugiau klaustukų. Su vienu tarpu yra geriau, kada yra namas, negu su 2. Šilumos izoliatorius yra nevaikštantis oras, bet kadangi jie nebuvo hermetiški, jie matyti buvo sumąstę, kad 2 tarpai kaip ir didesnis pliusas, neperina. Iš esmės tai taip, bet gaunasi, kad kada nėra hermetiški, tai tas pats šilumą ištraukia vienaip ar kitaip kaip kaminas.